Sveiki visi ir Taro kortų žinutė jums. Santykių tema užkabinsim. Ir ko laukti, ko tikėtis iš jo. Ar yra aplamai kažkokia perspektyva? Ir ką jis galvoja? Ar tikrai jis dingo jau visam, ar dar yra perspektyva jam sugrįžti? Vidinis balsas man sako, kad čia ir dabar jums reikia šitos žinutės. Jūs laukiat jos, jūs laukiat atsakymų į savo dabartinę situaciją. Užklausim Taro kortų, o kasgi vyksta? Kasgi vyksta? O kas jo širdelėje vyksta? Taip, jis irgi žmogus, jis irgi masto, galvoja, jausmus turi, pergyvena. Ar tikrai jis pergyvena? O galbūt jam visai vienodai? O, taip, tikėjotės jūs tokios gražios meilės, va tokios gražios, tokia, kad tokios meilės perpildančios visą tokią taurę, kad jos būtų daug, pilna visur, jumise. Ir galbūt netgi kitaip pasakysiu, jūs greičiausiai atidavėt tiek daug atidavėt, tiek daug atidavėt, jam viską, savęs negailėdama savęs viską, imk. O ar gavot jūs atgal? Ar jūs tikrai esate dabar šiai dienai laiminga ir gavote tiek, kiek atidavėte? Taip, galima duoti žmogui, duoti ir tikrai neprašyti atgal. Bet ar tai bus tada ta meilė, apie kurią jūs taip svajojate? Būtinai spauskit mygtuką prenumeruoti ir šalia jo varpelį. Taip jūs visada lengvai ir paprastai pasieksite Taro kortų būrimus. Pas kai kurias gali prasižaisti, kad tai yra nauja galbūt pažintys. Bet jūs taip mielai, taip gražiai jį pasitinkat visada. Su tokiu jautrumu, šitą kortą sako, jūs jį visada pasitinkat su tokiu jautrumu, tokiu švelnumu. Ar jūs tikrai vėl gaunat atgal tiek, kiek duodat? Taip. Turit jūs planų ir dabar netgi galbūt turit tų planų, veiksmų, galvoj, labai daug minčių, daug galvojate apie jį. Galime net pasakyti, kad vien jis jūsų mintis ir yra. Vien tik apie jį ir galvojat. Kaip sakant, nėra vietos jums kažkokius pasikeitimus priimti jūsų gyvenime, nes jūs apie jį tik ir galvojate. Tik apie jis. Taip, jo potencialą jumise, dar toks dalykas. Žinot, kai žmogus turi, jūs, moteris, taip, turite tiek potencialo savyje, tiek meilės, šilumos, jūs tiek jos daug, jūs norite ją atiduoti, o nėra kam. Kaip nėra kam ją atiduoti, tą savo meilę. Nežinote, kur save realizuoti, kur save atiduoti. Šiaip tai palaimą visatos turite. Visata sako, nėra tai blogai. Nėra. Galbūt tai yra pamoka tokia jums, kažką išmokti. Kurioje vietoje man šitą kortą labai patinka. O tame, kad tai yra savotiška apsauga. Aš suprantu, kad jūs pergyvenat, kad jumise nerimo daug, kad jūs tikit tik juo, tikit tik savo meilę jam. Taip. Tai yra gražu, tai yra puiku, tai yra žmogiška, tai yra natūralu, tai yra moteriška. Bet labai puikus ženklas iš visatos. Taip, jums visata saugo jūs. Netgi pasakyčiau tai, drįskit, nevaržykit savęs.
kažką ir daugiau padaryti, nebijoti, parodyti save šitose santykiuose. Žinot, kitą kartą, žinutę kokią parašyti ir paskambinti taip jam, taip tarp kitko, nesėdėt savo kampiuke ir nelaukti jo, kad jis čia iš dangaus nusileis ir jūs padarys laimingą. Pabandykit jūs jam parašyti, paskambinti ir pažiūrėsit, ar suveiks. Nesakau, korta visatos gera. Visata jūs palaimina būti laimingai. Negi taip pasakyčiau, nesugebės šitie žmonės, kurie aplinkui jūs, šitas žmogus jūs nuskriausti, kaip galbūt ir norėtų. Galbūt ir norėtų jumis pasinaudoti, galbūt ir per daug atiduodat, o atsako negaunat. Ir žmogus tokiu būdu taip jumis naudojasi. Taip, jumis naudojasi. Velniukas jis. Yra velniukiškų. Velniukiškumą jame tokia. Velniukas. Turi ir savo paslapčių žmogutis. A ką daryti? A visi mes žmonės, a visi mes visko turim. Matot, ir jis turi savo paslapčių. Gal kurių ir nenori jums atskleisti, nenori apie tai kalbėti. Gali būti taip, kad turi paslapčių. Net galimas toks variantas, jūs greičiausiai ir žinot. Jūs ir žinot apie tas paslaptis jo. Bet netgi taip, bet nedrįstat galbūt. Bijot netgi jam apie tai pranešti. Nes galvojat, kad gal jis dings tada iš jūsų gyvenimo. Va tokių baimių jūs turite. Yra tokių baimių jumise. Kas norite galbūt su kieno istorija galbūt prasižaidžia šitą dėlionę ir jūs pamatėt save, visada galite man rašyti asmeninę žinutę į Facebooką, Instagramą arba užeiti į mano puslapį elana.lt ir ten užsisakyti savo norimą dėlionę. Nuorodas Facebooką, Instagramą ir mano puslapį elana.lt palieku po šio video apačioje. Spauskit ant nuorodas ir rašykit man. Taip, jo. O jis užsiima savo darbais reikalais. Jis taip niekur neskuba, jis dirba, darbai, reikalai, žmogutis toks, pasakyčiau, galbūt žmogus jis toks uždaras šiek tiek netgi, toks pats savyje, mėgsta vienatvę ir jam patinka daug dirbti. Galimas toks dalykas, kad jam patinka daug dirbti. Dirba žmogus daug, dirba. Taip. Jums norisi vis tiek, jums taip norisi, jūs tikėjotės kažkokią laimėjimą iš gyvenimo. Nėra taip blogai, nėra taip viskas prarasta. Vis dėlto visatos palaima su jumis. Korta jūs saugo, korta jūs apsaugo nuo netinkamų veiksmų kitų žmonių, tie, kurie tokie šalia jūsų yra. Kas čia? Apsauga. Tikrai visata jūs apsauga. Ir nuo šitos moters, jeigu yra tokia apsauga visata, su kieno istorija prasižaidžia, paska trikampis, o dabar išlenda jau, toliau, kiek dėlioju, išlenda trikampis jau, paska trinkampis prasižaidžia. Taip, visata apsaugo jūs. Galimas toks variantas, greičiau labai panašu į tai, man mintis dabar eina. Aš galvoju, galbūt šita moteris, jeigu yra tokia jūsų kelyje, tarp jūsų, taip, su šito žmogumi, tai žinokit, ji netgi nežino apie jūs. Ji irgi galimai apgaudinėjama yra. Yra ir toks variantas. Taip, kodėl taip vyksta? Man klausimas dabar kyla automatiškai, kodėl taip vyksta? Kodėl iš pykčio? Kodėl pyktis kažkoks įsimaišo? Kaip žmogus, tas vyras atrodytų, kad jis pyksta. Jam gyvenime kažkur nepasisekė su santykiuose, taip, ir jis pyksta dabar ant visų moterų. Kaip bebūtų, kas be atsitiktų,
jis kaltina moteris, o ne save. Vat kažkaip įdomu, taip krenta kortos, toks vat. Jis bijo vėl likti vienas. Greičiausiai buvo įskaudintas žmogus, įskaudintas, paliktas vienas, sudėtingoje savo situacijoje ir dabar jis bijo pasilikti vienas. Jam baimė prarasti, netgi ne taip, kad prarasti santykius, o greičiau save prarasti, pamesti tuose santykiuose. Jis kaip atrodytų bijo daug atiduoti, jis galvoja atiduos, o nieko negaus atgal. Įsivaizduojat? Bijo atiduoti save, bijo save atiduoti santykiuose. Taip, neskuba, bijo skubėti, bijo atiduoti, neskuba niekur, toks įdomus žmogutis. Taip, likimo korta. Likimas bijo suklysti, bijo klaidingą žingsnį padaryti. Galvoja, padarysiu tokį žingsnį ir geriau tegul su viena pabendrausiu, su kito, su antro, su trečia. Kaip baimė prisirišti. Suprantat, kaip baimė pas jį prisirišti. Jis pats stovi, laukia tos laimės. Jam irgi norėtųsi būti laimingam, jis laukia tos laimės, jis laukia, jis tikisi. Ar jis jaučiasi vertas jūsų? Abejoja jis. Jis dvejoja, abejoja, ar tikrai jis vertas jūsų, ar tikrai jis vertas šitų santykių. Jums norisi susitikti, norisi parašyti jam žinutę, jūs norit čia parašyti jam žinutę, norit su juo susitikti, labai norit, labai. Pažiūrėjom, ar rašyti jam, ar rašyti pakibusi, kaip sunkiai jums duodasi tas kontaktas su juo, jūs bijot parašyti. Gal ir jūs pati bijot būti skaudinta, bet tokia baimė parašyti žmogui, atsiverti, kaip atrodytų, nežinot, ką daryti, sustingusi esat ir laukiat, nežinot, ką daryti. Matot tokią kortą, nežinot, ką daryti. Tik mintis, pilna galva minčių. Su kieno istorija prasižaidžia, sakau, visada galite rašyti man asmeninę žinutę ir mes galim pažiūrėti per taro kortų prizmę, kaip jums geriausia pasielgti, ar yra kažkokia perspektyva, nors šiek tiek, kažkoks judėjimas į priekį, ar yra tokia perspektyva, ar jūs taip ir liksit. Nesu nieko, svarbiausia neskubėti, korta sako, kažkodėl, gal tikrai dar ne laikas, o kada tada, ne? Kada tas laikas bus, jeigu ne dabar? Galim užklausti taro kortų, rašykit žinutę asmeninį ir galim užklausti taro kortų, kada tas laikas. Tada, kada jūs busit pasiruošusi, korta sako, tada, kada jūs pati suprasit, suvoksit, kad taip, jūs norit būti su juo, jūs norit būti čia ir jūs, suprantat, galbūt netgi leisit savo pabandyti būti laimingai. Aš taip pasakyčiau. Nes vyras taip irgi nuskriaustas gyvenimą, ir jūs nuskriausta, ir vyras nuskriaustas gyvenimą, taip. Ir tik tada jūs galite sukurti savo tokią gražią meilę. Matot, čia yra įsimylėjėliai, čia yra įsimylėjėlių korta, tokia įsimylėjėlių korta, kuri sako, tada jūs galėsit sukurti kažką žinot, tokį pamatą jūsų santykių, tada tik galėsit sukursit tą pamatą bendrą. Nesuprantat, jūsų santykiuose reikia dviejų žmonių, čia Adomas su Ieva, čia paveiksluoti, ir jie bando kurti, jie kūrė. Šitie du žmonės kūrė su visatos pagalba, su Dievo pagalba, taip kūrė savo santykius. Šiaip visai neblogos kortos, bet jis stebi jūs, jis žiūri, jis suprantat, jeigu ne
online kažkur interneto platformoje, tai šiaip, kur jūs ten būnat, taip jis žiūri, taip iš tolas stebi jūs, ką jūs darot, kaip jūs elgiatės, jūsų veiksmus stebi. Tai jau geras ženklas, taip, puiku labai. Taip. Kortos perspektyvoje tokios gražios išeina, jūs laukiat, jūs norit šeimos, jūs norit laimės, šeimos, laimės, džiaugsmo, tokių gražių santykių, tokios gražios atmosferos, jūs norit, jūs per ilgai laukiat, jūs norit. Jūs jaučiatės verta šitų santykių, jūs jaučiatės verta šitų santykių. Ir šitie santykiai jums tinka. Jūs pati savo sakot, kad man tinka šitie santykiai, aš patenkinta jais, aš noriu, kad tai būtų. Tokie gražus, nuostabus, aš kaip suprantu, pas jūs, pas kai kurias gali prasižaisti, kad tai yra tokie platoniški santykiai, galbūt tik įsimylėjimas, taip? Jūs įsimylėjate žmogų, galbūt žmogus apie jūs netgi nežino, o jūs įsimylėję į jį esate. Tokie gražus. Taip. Kalbėti, ar kažkas čia taip rutuliuosis į neigiamą pusę. Iš šitos kortos negaliu jums sakyti to dalyko, nes vis dėlto šita korta laiko jūsų santykius, tokioje stabilie situacijoje, taip. Ji nėra aiški, bet ji stabili, taip. Nėra išsiskyrimo, nėra skyrybų, nėra kažkokio barnio, nėra pykčių, bet ir neaišku nieko, taip, jums neaišku. Kas iš to, kad viskas taip stabilu, jeigu jums nėra aiškumo, ką toliau daryti. Rašykit man asmeninę žinutę ir mes užklausim tarą kortų, kiekviena iš jūsų asmeniškai, ką jums daryti, nes kiekvienos iš jūsų situacijos, taip, ir istorijos yra skirtingos. Tai yra tik žinutė, šiai dienai tam tikra žinutė jums. Ką jūs išgirdote savo, tai ir paimkit savo, pasinaudokit to. Kam netiko, ką išgirdote, reiškia, tai ne jūsų dar situacija, palikit tą žinutę. Gerai? Ir geriau paklausykit, paimkit kitas dėlionės, kitus būrimus. Ir ten ieškokit savo kažką gero ir gražaus. Užeikite į mano puslapį, būtinai elana.lt, ateikite į mano Instagramą, irgi įvairių įdomybių ten daug yra, mano puslapyje elana.lt, irgi įvairių įdomybių, ir numerologiją turiu, ir horoskopas, ir taroskopas, ir nemokamas taro kortų būrimas, ir Pitagoras skaičiuoklė numerologinė, įvairių įdomybių. Žiūrėkit ir pasiteiraukit, tikrai bus įdomu. O aš linkiu sėkmės ir iki sekančios dėlionės. Iki.